Sveiki visi, mėsmalė zylė, bemalant, kaip sakyt, malimo eigoje sustojo ir nemala. Taip, į elektrą aš įjungęs. Reversas suveikė, kaip girdėjau. Pirmyn neveikia, o dabar ne atgal. Reversas buvo trumpam suveikęs. Gerai, nekankinsiu. Kažkas čia darosi, neaišku kas. Ardausi. Išjungiu iš elektros, ardau ir mažu kažką rasim, nežinau ką rasim. Nu va, išdraskiau viską, tai čia ardosi gan paprastai, tai šitie nieko nefilmavau. Čia jungiklis ir visą kitą įsėmiau, vienu žodžiu, atsidengiau varikliuką ir, nu tai be abejo, pirmiausia, prie angliukų lindau, tai va tie angliukai ir yra kaip pavyzdys, vat vienas sudilęs, o kitas dar gan daug mėsos turi. Tai tas sudilęs, nu jie čia turi tokią vat tą griovelį, tokį išpjovą. Tai ta išpjova kaip saugiklis dirba. Tam reiškiasi įsistato į tą korpusą, tam korpuse pipcikutis yra, o angliukui dylant važiuoja gilyn, jau kada sudyla iki, va, kaip ir šitas sudilo iki tam tikros ribos, ta išpjova atsirėmė iki pipcikučio, o tarkim tas pincetas pipcikutis atsirėmė ir nesiekė jau to rotoriaus, pavadinkim, ir neveikia. Tai čia tokia bėda pas šitą. Nu, pirminiai duomenys tokie, bet tai čia dėl to ir bus, nes matėm, kad variklis kaip ir sukosi dar kažkiek ten, matyt, sukontaktavo trumpam ir vėl paskui nekontaktavo. Vienu žodžiu, sufotografavau visokių nuotraukų aš čia pusbroliui, tą mėsmalį numerį, tai nusinčiau šiem visus tuos duomenis, modelį, angliukus, išmatavau su slankmačiu ten visą kitą, sakau, nu, pasiieškok, laiko turėsi, nes, užima laiką, tai man, kaip sakant, turės laiko pasižiūrės gal, jei karas. Tai va, kol kas tokie reikalai su juo, tai žiūrėsim, lauksim, ieškosim angliukų. Šepetėlė čia gal, aš vadinu angliukais, tai tokie reikalai. Nu kągi, originalių tų angliukų šepetėlių tai nėra, negauna čia, bent jau Lietuvoj. Ir jisai buvo nuvažiavęs lyg tai šaltuką, jei gerai dabar pasakysiu. Tai ten teirausi, tai vienu žodžiu, jam irgi pasakė, originalių nerasi, kad tokių jau, kad tiktų, vienu žodžiu, teks kombinuot, sakė. Nu, tai jisai pripirkau čia va
angliukų, kaip sakyt, su atsarga, kad jeigu ar nepavyks ar kažką, kad būtų iš ko eksperimentuoti, tai čia šiek tiek biskį ir didesnių, čia biskį mažesnių. Vienu žodžiu, darau iš šitų mažesnių, tai jų tas originalių tai yra 6 ant 6 mm matmenys, o šito yra jau viena pusė 6 mm. Nu, čia gal ne taip svarbu. Šita pusė 6 mm, šita platesnė, nu tai reiškia, reiks nugraužti šonų. Nu ir tas griovelis, tai jau aš čia ką, šitie va buvo 4, tai vieną jau aš čia su vienu jau padirbėjau. Tai yra, tai vat jau jisai padarytas. Pats šepetėlis, tas angliukas toks gan kietas, tai čia užsiknisau biskį pieluot. Nu, bet nugraužiau. Tai čia tas viens, kur ilgesnis likęs originalus. O čia tas jau mano išdroštas. Nu, vienu žodžiu, kas padaryta? Nu, tai nugraužiau šonus, be abejo. Sunkokai graužėsi, aš čia ir su dilde pasidėjęs, taip sakant, labai tą geometriją sunku, kad nepaveiktų, kaip pieluojam, žinau, tas kvadratukas, kad išliktų. Tai čia man čia ne visai ta geometrija, bet panašiai pavyko. Tai aš čia taip pasidėjęs ant kanto dildę, irgi ant popieriaus, nu ir čiū brūžinau, bet, sakau, angliukas gan kietas, tai čia greit užvelia tą dildukę, arba stambesnės dildys tada reikia, nežinau, čia manau, jau kokią turiu stambiausią. Ilgai žaidžiau, paskui atsibodau žaist, pasėmiau biskį tokia stambesnė, jau švitrinį popierių stambesnį. Nu ir jau paskui iš rankos jau aš ten tiesiog jau brūžinau, vis pasižiūrau tą geometriją, vėl brūžinau, tai vieną pusę į kitą. Šiaip ne taip, vienu žodžiu, paskui po to švitrinio jau ant dildės aplyginau, nes švitrinės, kada stambus, tai palieka tokias rievės gilokas, tai biskį palyginau. Nu, čia gal ne visai esmė ar įdomumas. Nu, vienu žodžiu, nugraužiau šonus, viskas, pasižiūrėjau, lengvai telpa į tą lizdą jau. Nu ir tą griovelį, paskui irgi jau čia užsipiešiau centrą, bet iš rankos tiesiog aš įgraužiau. Su šituo va užsidėjau tokį spurgiuką. Na ir iš rankos taip iš lėto atsargiai čia pasėmiau padidinimo stiklą didelį, kad nenužabaliot, nenukreivaliot. Nu tai šiaip netai pavyko kažkas tokio. Va, vienu žodžiu, konstruota dabar taip, kas čia paskui reiškiasi tas, nu tą blekutę apvalę, ne, reikia irgi prikonstruoti. Nu tai čia gamykliškai jos yra su tuo taškiniu būdu privirintos. Aš nuo to senojo, nulupau gražiai, ten tą likutį nuvaliau, nušveičiau, vienu žodžiu, įsikernavau centrą, įsigrėžiau skylutę 1,5 mm grąžteliu ir prakišęs tą laiduką iš šitos pusės užlitavau. Tai toks čia va tas menas. Tai dabar taip, po visų šitų jau manipulacijų, kaip ir šepetėlis jau padarytas. Bet dar vienas dabar niuansas, tai aš tuoj parodysiu. Nu va, tai dabar jeigu
į šitą jau tą lizdelį tą angliuką dedam. Nu, tai jis čia laisvai, lengvai, jis be jokių pasipriešinimo turi įlyst, kad judėtų lengvai, viskas tvarkoj. Bet kai aš jį noriu, tą jau spiralę visą reikia suspaust, kad įlystų. Jeigu aš jį spaudžiu, tai ta varinė jau vėlelė kaip sakyt, susigrankšliojas, išstorėja ir man jau, dabar čia jeigu pavyks parodyti, ir man jau, vat aš dabar iki galo sustūmiau, bet man jau neužtenka, jis daugiau nesistumia, kad dar fiksaciją tą užkišt. Tai va, tas turi visas sulyst, dar daleiskim, ir dar paskui va, šitas dar į tą skylutę, nu, persikiša, užsifiksuoja, tai man dar žemiau reikia paleisti. Dabar jis sulenda tik sulig korpusu, man reikia dar giliau, kad įlystų. Tai arba, dabar variantai, arba čia ta varinė vielutė, dabar tarkim mes jeigu, nu, jeigu atspaudžiam ir jinai į tokį gungurą darosi, nu ir ten šiek tiek net į šonus lenda, negeroviai biskį tokia, tai arba tai trukdo, arba tiesiog per ilgas šitas angliukas jau. Nes iš tikrųjų tai nežinau, koks ilgis to originalaus buvo. Čia jis kažkiek padėlės, tai vėl nežinau, koks tas originalus ilgis. Tai va, dabar nežinau. Bandysiu, reiškiasi, biskį gal nuimt tos vario vėlelės, kokią 1 ar 2 gyslas, nes jeigu žiūrint pagal originalą, tarkim, vat, čia originalas, o čia jau tas, iš kurio gaminau, tai žymiai daug daugiau tos vielutės. Nu tai bandysiu tiesiog aš jį va taip atsukt ir ten kokią, nežinau, gal porą tų gyslelių iškirpsiu. Tai gal ir tada žiūrėsiu, jeigu dar maišys, tai tada teks patį angliuką trumpinti. Reiškia, jisai jau, kaip sakyt, per ilgas. Va, tai tokie čia tie reikalai. Dabar dar, nu, jeigu, nežinau, kažkam ar įdomu, ar mintis, kaip kokia, jeigu, kaip prilitavau, ne, nes tas spiruokliai, va, kaip lituot, nes tas kaip sučiupta, ne, įverti, spiruokliai maišos pjauna atgal, tai, nu, tai aš čia tokį turiu spaustuką, nu, čia toks aliuminis, kai lituoji, tai ką nors, jeigu detaliai ten eina prispaust, kad šilumą atimtų, nu, kad neperkaityti, jeigu lituojant, tai čia toks dalykas. Tai aš jį panaudojau tiesiog. Va tai padariau. Spiruoklę čia prisižnybau. Tada jis jau man laiko nenuspjauna spiruoklį. Ir aš sėkmingai tą prisilitavau galiuką. Tai tas užspaudimas tuo pačiu neleidžia lydmetaliui giliai gertis į tą laiduką, nes jeigu giliai prisigersis, bus kietas, tada lūžta ir amortizacijos nėra. Žodžiu, tai toksai gal, kaip aš dariau, tarkim, ne, kaip jeigu kas užsimsi tokiais dalykais, nežinau, ar čia kam šis dar įdomu toks remontas dalykas.
Taip, tai dabar gerai. Dabar, tai lygiai taip pat dabar tą vylukę irgi prisižnypsiu. Prisižnypsiu irgi su šituo. Čia atsiraitosiu. Atsipalaiduosiu ir atkirpsiu šitam gale kokias 2 gal vijas. Ir paskui anoj pusėje irgi atsiraitosiu ir iškirpsiu irgi tas vijas. Tai kažkaip taip dabar darysiu, nes čia biskį per daug tos vielos, per storas ten garankšlius. Tai maždaug taip taikysiu, kad būtų kaip originalo panašiai kažkas tokio. Čia iš vis turbūt, jeigu taip palyginus, tai viena vija gal. Nesvarbu, gerai, panašiai aš taip gaudysiu kažką tokio. Ir jeigu bus ilgis, jeigu vis tiek dar maišys ilgis per ilgas, tai teks graužt pačio angliuko dar ilgį. Va, iš vieno galo jau aš čia atsikirpau nuo tos tabletukės. Ir dabar čia nukirpsiu, čia 3 gyslas. Nukirpsiu gal. Atsargiai nukirpu, kad anų nepažeisčiau. Ir, nežinau, ir liko 3 pašalinau, liko su 4 gyslėlėm, tai nežinau, pažiūrėsim, kaip dabar iš čia atrodys, jeigu. Taip galima viskį dabar susukt į kasą šiek tiek. Va. Ir ką žinau, čia labai stipriai nereikia suvert, tegu jis būna toks palaidesnis. Žiūrėsiu, kas čia dabar, jeigu gausis į tą lizdą, jeigu sudėt. Čia dabar, aišku, nepatogumas. Nelabai čia ką ir matysit dabar. Bet bandau. Ir kas dabar įkišau. Šiek tiek pasileidau giliau. Čia nesimatys gal per kamerą. Šiek tiek pasileidau giliau. Bet jau viskas atsirėmė. Bet dar man neužtenka, kad šitą įkiščiau užfiksuot. Jo, dar neužtenka po paraliais. Jo, tai čia irgi jau, reiks vis tik tai tą patrumpyt patį šepetėlį, angliuką tą. Nes, reiškia, jisai net, jis čia trumpesnis turi būt. Tai čia tas vienas originalus, tai jis čia turbūt nedaug ką ir nudilės. Tai dabar aš čia sulyginu. Tai ką, iš čia man dar trūksta ten nedaug, bet vis tiek kokia porą milimetrų turbūt aš jo nugraušiu. Tai čia ne kažką jisai ir gausis padilės, tai turbūt, kad antro ir nedarysiu, paliksiu tą originalą. Taip, geriau dėti abudu vienodus, tai tarkim, tada vienodo kietumo tas šepetėlis, nes, ką žinau, šitas kokio kietumo neįsivaizduoju, bet ar jis minkštesnis, ar gal biskį minkštesnis, bet vien tas pilavimas ir darymas, kiek aš čia sugaišau to laiko su visais niuansais, tai man dingsta noras su antru terliotis.
Tai tegul tarnauja tas vienas originalus, o kitas bus šitas, jeigu dar tą mėsmalį išgyvens iki to laiko, kad vėl angliuką reiks keisti, tai pusbrolis tikrai netoli gyvena, tai galėsim ir antrą padaryti, bet dabar man, sakau, kai tiek laiko atėmė, tai biskį dingo noras su antru, kaip sakyt, pėluot. Va, gerai, tai dabar, nu ką, kas belieka, gerai, porą kokią milimetrų šito nugraušiu tada, nes ryškiai per ilgas tada. Nu, porą milimetrų nugraužiau, tai viskas dabar gerai. Kaip ir jau įdėjau, tai jau dabar įdėtas, tai jeigu dar biskį paspaudau, tai dar yra to laisvumo, neįsitempęs, nu ta prasme, jau ten per prievartą, tai viskas gerai. Ir irgi antrą įdėjau tą originalų palikau, kaip ir sakiau. Tai viskas kaip ir susidėjo čia. Galima kaip čia dabar pamėgyti gal užkurt. Tuo aš įsijungsiu tuo. Nu, pasijungiau, čia užsidėjau pirštinę tokią storesnę, kad aš čia neprisilieščiau. Tai taip prisilaikysiu čia. Ir jungiu dabar į tinklą. Nu ir ką. Reversas. Oh. Nu, vienu žodžiu, dirba. Tie šepetėliai. Nu, tai dar šiek tiek jie prisidirbt turi, bet normaliai čia jie kibirkščiuoja. Nu, dar turi šiek tiek prisišlifuoti, išjungiu iš elektros. Šiek tiek prisišlifuoti, ant antro greičio šiek tiek daugiau kibirkščiuoja, bet dar sakau, dar turi prisidirbti. Ir tas originalus, jo, čia dabar į originalų buvau atsukęs į originalų, tai tas originalus dar daugiau kibirkščiuoja negu anas. Bet dabar nežinau, kurią pusę aš įdėjau, turbūt ar gal ne taip, kaip buvo prisidirbęs, tai, nu, vienu žodžiu. Tuo labiau, kad dar biskį tą inkarą šiek tiek šveičiau, pašlifavau tą juodulį. Tai dabar jis čia turi prisišlifuoti, prisidirbti. Nu, manau, viskas čia turėtų būti gerai. Ką, renku į korpusą, tada atgal. Viskas surinkta į krūvą. Čia reversas.
Nu ir viskas. Peržegnojo šie ir atiduoda. O jums turbūt sakau, iki.